įkištas. Taip. Sveiki draugai, esu Domas, E30 Contento vadovas. Šiandien turiu jum įdomybių. Šiandien mes apžiūrėsime labai įdomų modeliuką. Truputį istorijos, ką kalbant apie būtent BMW E30. BMW E30 yra gaminamas nuo 82 metų iki 94. Galima išskirti du gamybos etapus. Tai buvo nuo 82 metų iki 87 ir nuo 87 iki 94. Buvo gaminami įvairiaus litražo varikliais, tai nuo 1.6 iki 2.7. Šiandien mes turime labai retos komplektacijos, sunkiai randamą Edition modelį. Jį užsisakydavo žmogus, kuris tikrai žino, ko nori. Būtent viduje, ieškantis komforto. Aš jums noriu parodyti vieną iš savo kolekcijos projektų. Aš jį turiu jau gal 5 metus, bet jau pribrendo, prisprogo reikalas jau jį judinti iš mirties taško. Tai ką, žiūrim, ką turim. Tai yra 320 modeliukas, 2 litrų 95 kW galingumo varikliu. Tiesiog paprastas eilinis 6 cilindrų chuliganas. Bet, atsiprašau, kodėl jisai toks baisus, be detalių? Žodžiu, čia yra jau kita istorija, bet jinai arti šitos istorijos. Tai greit sumetu. Ne per seniausiai aš sugalvojau jį jau vežti pas kardininkus. Žodžiu, ir kai kurias dalis nusimu pats, nes čia yra bėda su tais žmonėmis, kurie tokios mašinos yra nečiupinę. Pavyzdžiui, kaip rankenėlės. Jas sukant labai nesunku prasukti arba nulaužti sriegį. Moldingai, ypač keturdurių. Priekinis viskas aišku, vienas varžtukas iš vidaus ir atsitraukia, išsitraukia per priekį. Bet keturdurio moldingą išimti nėra taip jau, kaip pasakyti, lengva, kai žinai, kaip jį išimti. Tai turėjau ne vieną atvejį, kai man sulaužė juostukę. Aš jums parodysiu iš karto. Žodžiu, čia va šilgumą nuėmęs. Šitovė skylutė. Nusiima guma ir atsisuka moldingo vidinis varžtas. Taip, ir aš nusimiau juostukes, rankenėles, žinoma, lempas reikia būtinai išimti, nes kiti mėgėjai jas dar neišsėmė ruošti. Taip, toliau, esminis dalykas. Šitą esminę bėdą
rūdžių turi praktiškai kiekvienas BMW E30. Nuėmus juostukę, kantas parūdijęs. Čia net pilnai kiaurai prapuvęs. Šito nesimatė, kol neįsardžiau. Nesimatė. Taip, kaip ir minėjau, čia yra 320 modelis 2 litrai. Ne visi modeliai turi tokią gausią komplektaciją. Dažniausiai BMW E30 būna paprastukas, praktiškai be vairo stiprintuvo. Pagrindinis, kaip sakant, pliusas būna elektriniai veidrodėliai. Bet šitas modelis turi gana labai daug, galima sakyti, praktiškai pilną komplektaciją. Tuo aš jums parodysiu, ko čia yra. Einame į vidų. Aha, kažkaip įeisim. Taip. Kaip matote, salonas yra šviesus. Vadinamos Recaro Sportsize, kaip čia žmonės vadina, sėdynės. Aišku, šita turi gedimą čia. Kažkas cigaretę užsimetė, kur nereikia. Taip. Edition modelis turi iš interjero pagrindinius tokius, kaip pasakyti, elementus. Tai yra pilkos spalvos vadinama daiktadėžė, bardačiokas. Taip pat konsolė pilkos spalvos. Nu, visa konsolė, kaip sakant. Va. Taip pat viens iš pagrindinių dalykų yra saugos diržai. Šiaip jie būna visi juodi iš abiejų pusių, bet čia yra toksai kaip ir raštas, kaip naujų MM modelių automobilių turi kažkokią savo spalvą diržai. Tai Edition išsiskiria šita diržų spalva. Taip pat mes čia randame, aišku, yra vairo stiprintuvas, yra priekiniai elektriniai langai, yra, kas labai yra reta, yra kondicionierius. Aišku, aš nežinau, ar jis veikia, neveikia, bet įsiaiškyti bus nesunku, manau, kai prieisim prie tos temos. Toliau yra elektrinis liukas, kur irgi labai retas dalykas. Kiek aš turiu modelių, tai čia turbūt tik šitam ir yra šitas, kaip sakant, privalumas. Kalbant toliau, yra galinė lango palangė su užuolaidėlė. Šitas fragmentas yra irgi labai retas. Taip pat, kaip matome, čia tų laikų įdėtos Pioneer. Nu, čia, kaip pasakyti, ne originalius, bet tų laikų stiliaus kolonėlės. Modeliukas tikrai įdomus, jo būklė tikrai irgi nebloga, defektų yra smulkių, bet mes jas, tas bėdeles, išrankiosim po truputį. Šitą projektą noriu pasidaryti ant kitų metų, kaip sakant, nes jau jisai yra labai jau ilgai užsitempęs. Kalbant apie Edition skirtumus, ant šito modelio yra vadinami Edition slenksčiai. Jie buvo dedami automatiškai ant BMW E30 universalų 325, 6 cilindrų. Taip pat ant 1.8 IS modelių. Tiesiog kaip opcija jau čia komplektacija originali, bazinė. Šitas modeliukas šitą dalyką irgi turi, bet aš jį kaip ir nusipirkau, buvo tie slenksčiai nuimti, bet yra likę visus tvirtinimo skylės. Šitą opciją
nesunku pačiam pasidaryti. Papildomai įdėtas spoileriukas, iš čia toks, nežinau, aš jį turbūt nuimsiu, iš čia vaizdo gero neduoda. Tiesiog man jis nepatinka. O daugiau ką apie jį, kaip ir viskas iš komplektacijos pusės. Dabar galim truputį pakalbėti apie jam reikalingus atlikti darbus. Kiek matėte iš video, jisai yra tikrai būklės nekokios, realiai pilnai reikia visą dažyti, išorę tikrai, rūdžių turi, tuo aš jas parodysiu, kad galėtumėte įsivaizduoti, į kurias vietas žiūrėti perkant BMW E30. Nes praktiškai, ką aš jums parodysiu, realiai yra vos ne ant visų panašios būklės E30. Ką nepaminėjau, tai šitų modelių, Edition modelių galinis dangtis būna iš vidaus uždėtas tokia apdaila. Aš čia nuėmęs, kadangi nurinkau sužiūrėti viską ruošimui, dažymui. Taip, esame, kaip sakant, bagažiniai ir noriu parodyti vietas, į kurias reiktų atkreipti dėmesį perkant šito automobilį. Dažniausios surūdijimo vietos čia aš nematau, kaip ir viskas tvarkoje. Kitoj pusėje irgi viskas kaip ir tvarkoje. Bet yra smulkių rūdžių, aišku, čia jų visada būna. Bet šitoje vietoje mes turime vadinamąjį kišenių, kur stovi akumuliatorius. Praktiškai visų E30 šita vieta yra parūdijusi, supuvusi arba perpuvus. Čia, kaip matot, yra jinai jau kažkas daryta, liesta. Aišku, čia yra viskas sutvarkoma, bet vienas iš pavojingesnių mazgų šitam modeliui. Taip, turime darbų ir prie sparnų. Praktiškai visų šitų modelių yra sparnų apačios supuvę. Čia irgi ta pati problema. Taip pat matome palankstimų ant slenksčio. Yra palankstimų nemažai. Aišku, tradiciškai po sparnu esantys kampai irgi supuvę, bet čia yra jis tik parūdijęs, nežinau ar matosi. Bet iš principo šita vieta būna visų supuvus. Apie visas vietas pavojingas kėbulo bus atskiros temos. Aš net parodysiu, kaip tas vietas reikia sutvarkyti. Bet palaukim, kol biškį pasnigs ir sulysim į garažus. Visi kol kas dar oras leidžia būt čia. Leidžia. Šį modeluką noriu parodyti dabar, nes jisai rytoj jau išvyksta į kėbulo darbų operacijas. Bus virinamas, bus dažomas turbūt visas arba greičiausiai iki stogo. Nes yra labai jau toks, kaip pasakyti, nesupuvęs, bet gyvenimo matęs, patrintas. Tad palinkėkime jam sėkmės garaže, tikėkimės, garažas bus sausas, kai bus atliekami visi kėbulo darbai. Žinote dėl ko, aišku.
apie tai papasakosiu kitose temose. Kaip ir patarimų tokių turėčiau dėl pačio variklio. Šiaip visada aš, kai nusipirku kažkokį tai modelį, visų pirma, jeigu jis kuriasi, iš karto vežu, kad kažkas pakeistų diržus, tepalus, žodžiu, kad nebūtų reikalų, nes jau čia buvo išlindę porą kartų, pasimokiau. Tad šitas modelis irgi, kaip ir prieš 2 metus kažkas tokio buvo tvarkytas, buvo supuvę keletą stabdžių, vamzdukų, pakeisti diržai, bet jis kažkodėl dar vis tiek man nedirba, nežinau, reiks kažką su juo dar prie variklio grįžta. Aš nesu ten tų variklių specialistas, bet ką reikia, tą suprantu, aišku. Čia Lietuvoje jų yra daugiau. Aišku, čia tų chuliganų vadinamų, tų pilni kampai, bet žmonės kažkaip sunkiai juos traukia. Būna renginiai, renkasi. Tikėkimės, pajudysim šitą reikalą daugiau. Apšviesim žmonės, gal greičiau tas susitvarkys su chuliganu savo. Tikėkimės. O daugiau apie šį modelį sužinosime dar, kai grįš iš kėbulistų. Jie pradės ten judyti viską, ten išlys dar kažkokių gal vietų ten remontuojamų, matysim. Šiandien tiek. Ačiū už dėmesį. Bendrą apžvalgą padariau. Grįž iš daktarų. Šitas chuliganas bus kita kalba, bus rimta kalba. Ačiū. Iki.